Tai kadangi turiu layoverį Prancūzijai, Nicoj, ir Nica yra 20 km nuo Monako. Ir 4 valandas layoverį, bandysiu suspėti, aišku, daug nepamatysim, bet norysim Monte Carlo nors. Pamatysim F1 trasą. Tai žiūrėsim, gal ir nespėsim. Gal ir net negrįšim į Lietus. Nusipirkau bilietą, pirmien gal 13 eurų kainavo. Varo į Monte Carlo. Ką važiuojam į Monte Carlo stotį, traukinių stotį. Monake eisim ten pasivaikščioti biškutėlį, gal kažką parfilmuosiu. Formulės 1 trasa, jachtos visokios ir panašiai. Taip, nu, minimaliai tiesiog. Plius minus, ką galima pamatyti per 2 valandas Monake. Ir neblogas tas traukinys. Žmonių nelabai yra. Važiuosim apie 30 minučių. 7 sustojimai ir būsim vietoj. Šiaip fun fact, jeigu nežinojot, tai Monakas yra visiškai atskira šalis. Šitą matėjas pasakė, neseniai sužinojau, aš turiu ne savo princą, visiškai kita valdžia ir net kaip atvažiavau čia į Monaką, man iškart Tele2 parašė, sveiki atvykę į Monaką ir visiškai kitokie įkainiai negu buvo Nicoj, tai nežinojau šito. Tai smagu sužinoti, tai norėjau tiesiog jums pasakyti, gal jūs irgi to nežinojot, tai dabar va, einam. Trumpą tokį turą padarysim, Monte Carlo, kazino, jachtos, kažką užkasim gal greit ir viskas. Ir vaisim atgal į Nicą ir skrisim iš čia. Ir į Lietuvą, ir į -20. Oh yeah! Nu ir ką turim? Lietų turim. Ką mes Monake? Reikia orientuotis, kaip čia kur nueit. Nu jo, čia taip įsivėliau į Monakėlį. Jie net savo mašinų numerius turi. O, ukrainiečių numeriai. Bet koks tas Ferraris buvo žiaurus. Iškart pirmas įspūdis čia, nelekas, čia tiek pinigų yra. Toks įėjimas į Monte Carlo kazino. Labai graži gamta. Palmės visą. Egzotika. Nu ką, žengiam į šventą žemę, kaip sako. Louis Vuitton parduotuvė va čia jau visa. Ir va ten jau Monte Carlo viešbutukas. Pažiūrėsim, kokių gerų mašinyčių stovi. Tai vat, aš šitai pinigų neturėjau, bet dabar matau, kokias mašinas stovi, tai dabar suprantu, kad aš šito pinigų neturiu. Eik tu šit. Ta prasme, jūs juokaujat. Aš tiek Rolls Royce'ų ir Lamborghini nuo vietų nesu matęs. Ir Bentley. Aišku, jūs gal nematot. Mes prieisim arčiau, jūs nesijaudinkit. Nu va, pirmas Bentley šarti. Urisukas. Estai Talinas. Nu va, turim Ferrari. Porsche. Dar vieną Porsche. Ir stovi 2 Rolls Royce'ai. Būtent kokio aš noriu. O, už mūsų važiuoja dar vienas. Ramiai. Nu va, vienas, antras. Ir va, Monte Carlo. Priėjom prie pakrantės, realiai šalia Monte Carlo yra visiškai. Aišku, yra Gucci parduotuvės. Gucci parduotuvės ir taip toliau, bet čia va, po kairę. Bam. Pakrantė. Tokio dydžio laivas. Valtis čia. Visur prabangios mašinos, ta prasme, kaip tai žmonės. Pažiūrėkit, nu. Ten va visur gyvena. Wow. Mansory. Hermitage, Rolls Royce'as. Aš gal Range Roveris. Vis tiek. Žiauri mašina. Einam dabar prie valčių biškį, prie jachtų ir pasuksim link
F1 trasą. Aišku, jinai yra, ten tiesiog kelias, bet sekšonai yra raudonai baltai. Nu, žinau, kaip atrodo lenktynių trasa. Tai varysim, pažiūrėsim. Aš jau realiai matau ją, bet iš arčiau noriu. Dabar rodžiusim biškį. Kas šit per veiksmas vyksta tą Monakę. Aišku, galėjo šiandien ir nelyt, o būt saulėta diena, kad yra kaip yra. Jaučiu nežinau, kada kitą kartą būsiu Monake. Kažkuri iš to jachtų yra Conoro McGregoro, Lamborghini jachta. Gal ras? Svarbu nepražiapsot man skrydžio. Iš Nicos. Kitaip bus juokinga. Reikės visus likučius savo santaupas padėti nakties Monake. To daryti gal nesinori. Va buvo restoranas, nuėjau pažiūrėti kokia kaina. Tai paprasta margarita pizza 23 eurai. Man labai brangu. Nu šiaip brangu visiems. Bet kaip aš grįžtu iš Marakešo, kur ten viskas už eurus ar kažką gali mokėti. Nu ką, įžengiam į vėlgi šventąjį teritoriją. Pakauju. Va, vyksta dabar V2C ralis. Kaip čia ne ralis, bet lenktynės Monake. Dažniausiai būna F1, bet dabar V2C, manau. Tikėtai, eik tu savo. Tai parodysi mašinyčią, kokia yra mašina. Tai manau žiauriai geras konidas gausis. Tikra. Ir žengiam į zoną. Eik tu kaip man pasisekė. Hey. Oh no, thank you, all good. For what? Umbrella. Is it free? Yes, it's free. Umbrella free? Yes. Yeah, of course. Go, let's go. Okay. Take me your card. It's not free. Oh, no, you see, it's not. You don't want No, it's all good. this one? No. 20 No, euros. thank you. It's not expensive. I know, but thank you. It's not good man. No? I'm a bad man. Blemba, jau bando parduoti Maikę. Ir sako tą skėtį. Sako, nemokame? Jo, nemokame. Bet tai susimokė. Sakau, nu jo. Tai jau iš Marakešo dabar čia mane haslina irgi. Bet pažiūrėkit. Normaliai. Predominantly for the unstudded snow tire over the Supersoft because that will clear the mud better than the Supersoft will. Aš šitaip įsivėliau, žinokit, tą mano Monakę, net neplanuodamas visiškai, bet wow, žiūrėkit, tokia mašina. Škoda Fabia RS Rally 2. Ta prasme, eik tu savo. Airių. Lemba, nu ta prasme, jūs akaujat. Čia va trasa, varo. Nu ką, Red Bullio mašinikė. Wow. Monaco. Matau Conoro McGregoro jachtą. Maros va ten ta pilka. Varom, žinokit. Varom. Toks vaibelis. Čia suplanuoti neįmanoma, Maros. Nu, ką galiu pasakyti, man realiai pasisekė tiesiog. Bet, let's go. Aš sergantis su sloga, kosiju, gerklę skauda, viską. Tai jau Monake. Atrodo, kas čia tokio įspūdingo, bet yra įspūdinga, tikrai. Atrodo kaip Nida, bet milijardai kartų geriau negu Nida. Aišku, Nida turi savo, nieko negaliu pasakyti.
Bet va, koks vanduo skaidrus. Geras, toks vanduo skaidrus viską. Žiauriai kietai. Nu ką, priėjom prie uosto. Aš galvoju, kad čia McGregoro yra jachta, bet pasirodo ne. Būtent šita. O gal yra McGregoro, aš nežinau. Bet žinau, kad McGregoras turi Lamborghini, tą Lamborghini, kaip sakyt, kaip norit, taip pasakykit. Lamborghini, žodžiu, firmos jachta. Čia parašė 5. Čia kažkokia karinė atrodo tokia, pusiau, bet va valtelė viską. O čia irgi va kažkoks labai jau turčius. Labai jau turtingas žmogus turi tą jachtą. Tai va, o mano tai va, tai parodysiu aš jums kurį ir mano jachtą. Tai mano šita va. Šeimyninė tokia. Patogi, maža, kompaktiška. Tai va. Jei kas norit Monake, galite išsinuomoti. Valtelė mano. Ir fainai, kad šiaip aš net nežinau, kad Monake yra pilis, bet vat kažkoks ten fortas ar gynybinis kažkoks bokštas, kažkokia pilis šiaip yra, o gal čia fake. Bet aš manau, kad čia yra tikra, nu, autentiška kaip ir buvo. Aš nežinau, kokia yra paskirtis jos. Tiesiog ėjau, pamačiau ir norėjau jums parodyti. Tai nesakykit, kad aš pasakoju nesąmonės, nežinau, ką pasakoju panašiai. Tiesiog ėjau, pamačiau ir jums norėjau parodyti. Viskas. Bet čia vaizdelis biškai Brazilija, ne? Šitie kalniukai tokie. O tieva. Biškai man neša Brazilija. Tai va, žodžiu, nežinau, eisim dar kažkur kažką biškai pasižvalgyt. Bet šiaip apart šito. Aš nežinau, ką dar jums parodyti iš Monako. Čia jau, manau, Monakas yra tokia vieta, kur tiesiog atvažiuoji, pailsėt, atsipalaiduot, išleis pinigų, jeigu jų turi. Ir viskas, bet kažkokių nuotykių ieškot ir taip toliau, tai vlogo, iš filmavimo, iš vlogo pusės kalbu. Ja, bet šiaip tai, manau, atvarytų reikia, nors vieną kartą. Tai manau, va, aš pabuvau čia, man pilnai užtenka. Aišku, jeigu dar bus Grand Prix, Formula 1, tikrai atvarysiu, pažiūrėsiu, jeigu turėsiu galimybę. Tai va, žodžiu, manau, užskaitau layoverį Nicoj. Aišku, joje nebuvau, Monakės. Užskaitau. F1 trasa čia maros kažkaip vingiriuojasi. Bet dar nueisim prie būtent tokio, kaip čia, kur jau aiškiai pasako, kad ten jau F1 trasa. Bet dabar biškai parodysim Bentley, nes tiesiog važiuoja Bentley. Čia Bentley jaučia kaip golfai Lietuvoje. O ten žuvytės matosi, nežinau, matot? Bet koks vanduo skaidrus, eina savo. Žiauriai kietai. Atrodo, tokia menka detalė, bet wow, man patinka, man gražu, nežinau. Nu va, čia maros yra posūkis Formulės 1. Bet aš jums sakau, aš sergantis čia viską dėl jūsų aukojas. Jums tik reikia laiką paspausti ir pasubscribinti ir visą video pažiūrėti. Kol turtingi žmonės būtent gyvena Monake yra dėl mokesčių nurašymo, aš taip manau. Nes tai nėra gyventojų pajamų mokesčio. Bet jeigu esi prancūzas ir turi prancūzišką pasą, tai tau jis irgi galioja. Tai turi būti ne prancūzas, žodžiu. Ir aš lipu į kalną ir Rolls Royce tiesiog važiuoja. Tai manęs nepaima. Tai. Richard Mille parduotuvė yra. Laikrodžiai tenais yra nuo 100 000 eurų iki ir virš. Žinokit, aš manau, kad
Sakiau, kad čia Bentley yra kaip Golfui, bet dabar aš pasakytą nuomonę mano. Manau, kad Rolls Royce čia yra kaip Golfai. Prabangos kampelis tiesiog nerealiai. Kontrastas tarp Marakešo ir Monako man neišneša smegenis tiesiog realiai. Bet jo. Priėjom prie įžymaus Formulės 1 posūkio. Tai nuo čia prasideda varo, čia varo. Labai geras M5 naujas čia. Čia varo. Ir rotiliuojasi jie čia. Tai įsivaizduokit gyvent, va čia kažkokiam štamba bute. Ir Formulė 1 stebėti per savo balkoną. Nu pasaka, nu ką? Posūkis. Geras posūkėlis, geras. Net galiu užuost padangų kvapą Formulės, ne, ką. Ne, šiaip juokauju. Sėdam ant Pirdos ir važiuojam į Nicą. Irgi juokauju. Ir varom, parodysiu dar Monte Carlo, gal bus kažkas naujo. Nežinau. Šiaip būna kartais čia, vat, kaip esu jau, buvo momentas, kaip jaučiaus, kad aš čia nepriklausau. Žinot, kaip būna ne mano teritorija tokia. Dar reik biškį pinigų pasitaupyti, užsidirbs, kad Monakas būtų mano žemė. O kol kas tik tai čia galiu įpirkt, manau. Tik tai čia galiu įpirkt pasisupt. Kur aš išeisiu? Gal man čia negalima? Restoranas čia. Kameros tik visur. Kaip Las Vegasas, tik tai tuščia viskas. Ai, gerai. O? Čia jau vyras labai turi daug pinigų, nes rašo jachtų klubo narys Monako. Tai jo. Šitas irgi jachtų klubo. Lema, kažkada aš tokį turėsiu gal. Gal net gerėsiu. Arba tokį. Bet smagių mašinėlių yra tikrai smagių. Wow. Nu, tikrai labai gražios parduotuvėlės. Prada, Cartier, Louis Vuitton, Celine, Prada, Fred. Kvartelis toks prabangių, kai būna Užupio miestelis Užupį, ne Užupio, Paupio turgus. Su maistu tai čia su prabangiom rūbų įmonėm, kompanijom, firmom. Dior, Piaget, Ferragamo. Ir Zara, aišku, yra. O kodėl ne? Nu ir ką, viskas, žygiuojam į Nicą, varom į traukinių stotį ir važiuojam į Nicą. Nu šito tai aš negalėjau nenufilmuoti. Privarėm yra koks Lambo. Rolls Royce'as. Ferraris. Gelikas.
Tai čia matomai kažkoks viešbutis yra irgi labai geras. Kaip manot, publika, kažkada pasieksiu tokį lygį? Aišku, pasieksiu. Bet tik pasakyti man, kad pasieksiu, man biškai gal palengvės. Wow, lemba, wow. Ką jau stoty? Varom atgal į Nicą.